Radio centro video. Dabar gali skūstis ir... Taip, aš iš karto pareiškimą turiu. Kas čia per daiktas? Čia normaliais gerais radio klystėjimo laikais ateidavai į radio stotį, apsirengęs bet kaip, nesiskutęs, nesišukavęs. Būdavo pats sėdėdavai net iki pusės apsirengęs. Taip, ir žmogus prie radio imtuvo galėdavo įsivaizduoti žemų balsų kalbantį, seksualų, dailiai nuaugusį jaunuolį, net neįsivaizduodamas, kas ten yra. O dabar jokios paslapties, tu ateini visų pirma, tai nufotografuoja, liepia kalbėti į kamerą. Maža to, net pokalbio metu tau žiūri, kad mikrofonas neužstotų tavo burnos, nes visą tai yra transliuojama vizualiai. Kokia tai radio televizija? Radio televizija, kuri visiškai žlugdo žmonių fantazijams. Jie nebegali naudoti fantazijos, susikurti savo gal net seksualinių simbolių. Nes tas balsas visada būdavo tokia paslaptis. Anksčiau, jeigu mes su taim šnekėdom, tai damos vis tiek įsivaizduodavo. Jo, pusė Vilnių užėjai. Mes paspausim dainą. Moteris įsivaizduodavo, kokie gražus vyrai, žinai, vis tiek. O dabar pamato ką ir viskas. O tai negražus? Nu kaip, ne taip kaip prieš 20. Ja, aš pasipiktinu, aš čia važiuodamas jau klausiau apšilimui, ką jūs čia šnekat, ir mane pavadinot viešai senų žmogumi vos painančiai. Žinau, kad nebejo pagalbos. Bet Vytarai, aš atkartojau kolego žodžių. Tai yra melas. Tai yra melas, aš taip nesakiau gyvenime, nesu sakęs apie šį jauną žmogų tokių negražių žodžių. Ok, vyručiai, na, kad ir kaip čia sunku būtų, arba kad ir kaip būtų viskas pasikeitę, pakalbėkim apie artėjančią komedijos premjerą, apie artėjančią filmo premjerą Šventa karvė. Tiesa, gruodžio 12 diena. Taip, gruodžio 12 diena, graži kalėdinė komedija Šventa karvė. Tai yra turbūt iki šiol tokia, šiaip mes avantūrų daug gyvenime esame iškrėtę, tačiau ši pastaroji turbūt kol kas yra stipriausia, kadangi prieš metus mes net galėjome įsivaizduoti, kad taip nutiks, o štai praeina metai ir mes jau laukiame premjeros ir mūsų abiejų dideli veidai net kabo prie Akropolio didžiuliai, gyvenime neįsivaizduoti. Pirmą kartą tokio didumo veido. Ar gera jos matyti patiems? Truputį baugu. Aš net sustoju visą laiką, išlipu iš automobilio, apsidairau, ar visi mato, jeigu ką, dar pajūtų. Ir dar jisai puola bučiuoti tą plakatą. Šalia komedijos parašyta pašėlusi komedija. Ar tai kažką keičia, tai kažką gerina, blogina, prastina? Jeigu atvirai, ten aš manau, kad sugalvojo periniais sumetimais tu naudoji daug klišių, ar ne? Pavyzdžiui, anonsai pas mus kokie eina, dabar kultinis vienu metu buvo, ne? Kultinis serialas, kultinis veikėjas, kultas buvo. Yra tokie reikalai. Paskui buvo, kad pirmą kartą arba niekur nematytas, arba išskirtinis. Na, tokie žodžiai, turbūt geriausias pasaulyje. Greičiausiai geriau. Aš manau, kad pašėlės tinka dėl to, kad tempas toje komedijoje yra iš tikrųjų didelis. Ten vietomis mes žiūrėjom darbinę versiją, vietomis norisi atsikvėpti, nes tempas yra didelis ir geras. Ten nėra kada eit parūkyti. Ir aplinka pašėlus. Čia daug tinka epitetų tam filmui, nes tai turbūt didžiausios masinės scenos Lietuvos kino istorijoje, kuri buvo panaudotos po 5000 žmonių kiekvienam. Supratau, labai pašėlusiai skamba. Taip, Delio centre. Premjera gruodžio 12, taip? O jūs, varučiai, tą filmą matėt jau? Mes matėm, kaip minėjau, darbinę versiją. Mes žiūrėjom. Dešrot vadinam. Jo, ir dabar tas filmas iki šiol yra dar tvarkomas, nes kiekvienas garselis, vaizdas, spalva, viskas yra tobulinima. Mano figūros korekcijos vyksta. Labai tikiu tuo. Taip, jis bus juodaplaukis, brunetas, raumeningas. Sukimės lengvai prie tų techninių reikalų, jeigu įmanoma. Gerai. kaip viskas vyko? Jūs nuvažiuojate ten ir jūs filmavo, ar... Filmavo tai, ką jūs... Aš žinok, mačiau filmavimą. Ar jūs vaidinot iš tikrųjų? Va tas man įdomu yra. Tai aišku vaidinom ir man teko labai sunkus vaidmuo. Aš pirmą kartą gyvenimą sudūriau su tokiu atgrasiu tipu, tai toks Vytaras ten yra herojus ir man reikėjo jį vaidinti. Mano buvo sunkesnis, nes aš vaidinau kaip tik bambantį, nemalonų, mažą, piktą, pikčiurną. Gyvenime aš esu šviesus, doras, tyras žmogus. Tikiu. Mus sukeitė vietomis scenaristas. Ir tai buvo sudėtinga. O iš tikrųjų, tai aišku, nes visi sako, jums nesunku, jūs tik būkit savim ir viskas bus gerai. Bet mes turėjom vaidinti save tokį, kokie turėjom... Koks turi būti ekrane. Ta prasme, tai sudėtinga buvo. Vytarai, tai kaip vertini Martyno aktorinius sugebėjimus, pavyzdžiui? Nu, pasakysiu, jis mane maloniai nustebino, nes aš iš jo nieko nesitikėjau. Realiai žinau, kad aš patyręs, aš jau 92 metų vaidinu filmuose ir kai pamačiau jį, tai vintai net visi kraipė galvomą, taip, čia matosi, kadangi per radiją į šonus ir sakė, Brad Pitt. Martynai, kaip tu vertini šiuo atveju Vytaro aktorinius sugebėjimus? Aš dar anksčiau pradėjęs kino karjerą, nes mano buvo televiziniam filme debiutas 83 metais televizijos spektaklį Raganaitė per LTV tais laikais. Turėjau net 2 asmeninius sakinius pasakyti. Aš 82 metais šmėkštelėjau per varžybų transliaciją Tiesos taurį laimėti, kai žaidė... Tada
prisiminkim 79-osius, kai kamuolius padavinėjo Žalgirio stadione. Taip, bet Vytaro pasirodymas buvo įspūdingas, kadangi Vytaras turėjo visiškai sunkiai suvokiamą gyvenimo prasmės beieškančio žmogaus vaidmenį. Ir gyvenimės prasmė seniai suradęs yra, o ten jis jos dar tik tai ieškojo. Sunku, nelengva iš tikrųjų. Mes keikėmės ten. Bet tu ištvėrė, tu šaunuolis. Taip, ir aš nenustebau, kad šitam filmui davė amžiaus cenzą N16, nes vis tiek yra tokių sunkių scenų ten. Nuogos karvės. Martynai Vytarai, knygos, kelionių blogai, kas buvo, yra filmo idėjos autorius? Kas sugalvojo tą reikalą? Jums patiems kilo mintis? Šito filmo istorija šiaip aš užimtų laiko turbūt, jeigu įmanoma trumpai. Trumpai buvo taip, kad Donatas Ulvydas, filmo režisierius, ir scenaristas Jonas Banys, jie ruošėsi kurti filmą pagal pirktą formatą kažkokį, lenkišką, atrodo, tai buvo didelis lenkų superhitas. Kelionių komedija. Kelionių komedija, ten sutraukė daugybę žmonių. Ir jie ieškojo aktorių tam filmui. Ir galų gale, aš net nežinau detalių, ar galbūt norėjo atidėti tą filmą kitiem metam. Aš sužinojęs tą istoriją, pasakiau, o filmo esmė, kad važiuoja du žmonės ir visą laiką kalbasi tarpusą apie gyvenimą. Jums tinka. Tai aš sakiau, kad aš žinau tų žmonės, kurie važiuoja ir visą laiką viską išmano prie vairo važiuoti. Ir pamiršau. Ir pajokavo taip. Pajokavau. O po kiek laiko įvyko susitikimas su režisierium, kuriam tą idėją pasakė scenaristas. Irgi jokaudamas, tu įsivaizduoji, tie du pranešė taip. Taip ir prisijokavom. Prisijokavom taip, kad išvažiavom Indiją. Turim, kad turim. Gruodžio 12 dieną turbūt, ar ne? Gruodžio 12 dieną unikali istorija. Gal iš karto mes sukime prie dovanos klausytojams. Jūs, Vytaras, man pasakė, kad labai turiu du kvietimus į kino filmą. Taip, Šventa karvė, premjera gruodžio 12. Norėdamas tą žaidimą šiek tiek sutrumpinti, aš siūlau dabar pat pateikti klausimą. Kai mes sugrįšim, iš karto laukiam skambučių, kas atsako, gauna dovanų. Gerai, klausimas yra labai sudėtingas. Kokios markės automobilis komedijoje Šventa karvė atliko pagrindinį vaidmenį? Ir variantai yra, mes tuoj pasakysim. Zita, Gita, Ambasadorius, Ganešas, Lachudra ir Mahindra. Neužteks gal? Viskas? Vieną iš tų. Mes tuoj sugrįžtam, laukiam skambučio 852-305-306. Variantus galbūt pakartosim, jie galbūt kiek kitokie. Aš pamiršau jau. Aš irgi pamiršau. Mūsų laikai sakydavo, kad netrukus padiktuosiu klausimą. Pasimkite rašymo priemonę, popieriaus lapelį ir užsirašykite. Jeigu pasiruošę, pradėkime. Dabar jau viskas kitaip. Tuoj sugrįšim. Gerą nuotaiką. Tęsiam pokalbį su liūdnais vyrais. Vytaras Radzevičius ir Martynas Starkus laidoje po 4. Gerai, kad mane pirmą paminėjai. O kodėl liūdni slibinai pasivadino liūdni slibinai? A kas jau žino iš tikrųjų? Nežinau. Gal jam baigėsi ugnys. Turiu rimtą klausimą, rimtą. Klausė klausytojas ne apie nuotaiką Martyno, ne apie svajonės, bet apie Šventą karvę. Kada pasirodys filmas Šventa karvė DVD formatu? Yra atsakymas? Niekada turbūt, nes internetas nužudė DVD, grotuvus, DVD ir panašias laikmenas. Nebėra prasmės, viskas atsiranda internete labai greitai. Kada paskutinį kartą rankose laikėte DVD? Martynai. Viskas ten yra. Ir filmai suaugusiems ir vaikams, ir nauji filmai gal šiek tiek vėliau. Simažiek šyptelėjo po filmų suaugusiems, ryškiai matęs porą. Mačiau. Švedų, vokiečių, ką mėgstat labiau, prancūzų. Skandinavų, sakiau, man 70-ųjų pabaigos, tavo tie geresni. Man bosiniai ritmai geri. Viskas gerai. Ten ir muzika suderinta. Padovanokim klausytėms kvietimus į Šventą karvę. Padovanokim. Primenu klausimą. Primenu telefono numerį. 852-305-306. Klausimas, dėmesio klausykitės, jį sako Vytaras. Kokios markės automobilis atliko pagrindinį automobilio vaidmenį komedijoje Šventa karvė? Ir variantai. Zita, Gita, Ambasadorius, Ganešas, Lachudra ir Mahindra. Labą dieną. Labą dieną. Kuo vardu būsi? Lina. Lina, ar girdėjai Vytaro klausimą? Girdėjau. O ar variantus girdėjai? Girdėjau. Tu dabar ir čia galėjai iš šių vyrų išplėšti 2 kvietimus į Šventą karvę, jeigu pasakysi teisingą atsakymą. Tai, bet čia klausia markės ir sako pavadinimus, tai čia reikia... Taip, tai viena iš tų pavadinimų. Su pretenzijom, nu kodėl jūs taip išapšaukė? Nenori, nežaisk maždaug. Apšaukė vidury baltos dienos. Apriekt, patogiai, mandagiai sėdim, iškart taip... Aš maniau, žmona balso nekelia dabar. Ne, tiesiog aš klausiu, ar markė reikia pasakyti, ar pavadinimą, ką jūs išvardinote? Iš tų pavadinimų, ką aš sakiau, reikia vieną pasakyti. Gali suformuluoti normaliai tą klausimą. Bet jau gražiau kalba vyrai, jau gražiau. Taip kažkaip. Galiu pakartoti, jeigu nori. Ne, žinokit, viską girdėjau, tiesiog aš nežinau, tai bandysiu spėti, kad Zita. Zita? Ne. Bet tarp tų, žinokit, kam tas papildomas klausimas, jeigu jūs vis tiek nežinot?
Nu, visada galima spėti. O gal nori dar kartą spėti? Būtų gerai. Gerai, spėkit dar kartą. Tada pavadinimus dar kartą. Kartoju. Zita, Gita, ambasadorius, Ganešas, Mahindra, Lahudra. Viešpatį. Diplomatas. Tada renkuosiu ambasadorių. Jūs atspėjot? Jūs laimėjote ambasadorių visiškai naują automobilį tiesiai iš Delio dirbtuvių į jūsų miegamąjį rajoną. Jūs iš kur skambinate? Iš Pašilaičių. Iš Pašilaičių, kaip iš karto spėjau jūsų rajoną. Visai šalia jums bus įpakuotas, perištas raudonų kaspinų ir pristatytas į jūsų balkoną. Išvalykite pirmąjį sniegą. Nesurudys. Draugė, mes sveikinam tave labai iš tikrųjų ir nepadėk telefono ragelio, pakentiek, arba ne, padėk, aš tau perskambinsiu tau kvietimai į Šventą Karvę 2, gerai? Man atrodo, Simas perims kvietimus. Iki. Aš vešiu Švediją gal ir ne. Gerai, viskas ok. Dabar taip, kviečiu į žaidimą, kurio pavadinimas yra štai toks, tik tai yra vienas bet. Ketvirtos. Maratonas. Tas bet yra toks, bet kaip mes jį žaisim, nes tai yra aš dabar kaip vadybininkas, jau sportininkas yra Vytaras, aš vadybininkas. Ką mes laimėt galim? Jūs galite laimėti vietą. Jėga! Vietą. Seniai vietos neturėjom. Aš niekad nerandu vietos. Kol kas užimtos vietos nuo 1 iki 20. Iš taško į tašką B. Iš taško nėra vietos. Prašau, aš turbūt vieno iš jūsų, kuo ilgiau tarti tą ilgąjį po, turiu laikmatį. Tik dabar reikia nuspręsti, kuris iš jūsų žais, kuris vadybininkaus, kuris klausysis, palaikys savo... Aš vadybininkas Vytaras, sportininkas, jo plaučių išklotinė yra didelė, jie plaučiai seniai išvalyti, aš metęs rūkyti tik tai beveik prieš metus 3 mėnesius, jisai prieš kokius 20 metų. Kaip aš sakysiu rašytojo pavardį ilgai, ne? Edgaras Alanas Po. Taip. Ar nata yra svarbi šiame konkurse? Ne, absoliučiai ne. Čia primena tokią meditaciją. Tai nuspręst, ar ne? Dalyvauja žaidime Vytaras, Martynas sėdi šalia ir palaiko savo kolegą. Bandom? Nuimu foną ir po mano 3-2-1 važiuojam, Vytaras įkvepia oro ir ilgai sako po. Taigi, Vytaras Radzevičius, deleguotas Martyno Starkaus, laidoje po 4, dalyvauja žaidime po 4 maratonas. Vytarai, 3, 2, 1, važiuojam! Po. Ketvirtos. Viešpatie! Su jais neįmanoma. Aš rimtai kažkur užsižiūrėjau. Tembras truputėlį nesuderinom. Fiksavau laiką tokį. 23 sekundės, ką mes aplenkėm. Oi, pons Radzevičius, visai geras pasiekimas. Tu ir džiazu esate vienodų pajėgumų. O, labai gerai. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio Centras.